Sveiki, šiandien pristatysiu, kaip pasidaryti stalo dekoraciją iš ananaso. Mums reikės labai aštraus peilio ir vidutinio dydžio vaisiaus ananaso. Na va, pirmiausia, nusipjaunam galą. Pjaunam ananasą per pusę. Įsidėmėkite, kad šitos dalies nupjauti nereikia. Aišku, galite ją nupjauti, tačiau, kad būtų gražiau, ją tiesiog paliekame. Perpjovę pusiau pjauname dar per pusę, kad gautume ananaso ketvirtį. Na va, atpjovę ketvirtį, čia yra korys, jo nevalgome, todėl išpjauname jį. Toliau pjauname visą vaisiaus vidų tokiu būdu. Supjaustome maždaug centimetro dydžio skiltelėm iš viršaus. Na va, supjaustėm. O dabar perskiriame štai vieną į kitą, kitą į kitą pusę. Volia. Pagaminom stalo dekoraciją ir tokios gali išeiti 4.